Labadiena, šio modulio klausytojai. Prisijungėte prie dalyko nacionalinis saugumas mokymosi aplinkos. Visų pirma, leiskite jums prisistatyti. Esu šio dalyko dėstytoja Svajūnė Ungurytė Ragauskienė. Dirbu generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos saugumo institucijų valdymo mokslo grupės jaunesniąja asistente. Esu įgijusi viešo administravimo bakalauro ir magistro laipsnius ir šiuo metu esu jau 4 kurso vadybos krypties doktorantė. Taip pat esu mokslinių straipsnių ir monografijų bendraautorė. Mano publikacijos apima tokias tematikas kaip nacionalinio saugumo sistema, institucinė kaita, Europos arba euroatlantinės integracijos procesai. Iš tiesų, nacionalinio saugumo tematika esu susipažinusi jau bakalauro studijų metu, o ir šiuo metu rengiama disertacija nemaža dalimi orientuota į šią tyrimų kryptį. Kalbant apie šį modulį, visų pirma noriu pabrėžti temos aktualumą. Juk turbūt visi sutiks, jog nacionalinis saugumas šiandieninėme geopolitinėme kontekste yra aktualus kaip niekad. Viliuosi, jog šio modulio metu įgytos žinios jums bus išties vertingos. Taigi šio modulio tikslas yra suteikti žinių apie saugumo sampratą, skirtingus teorinius požiūrius, nacionalinio saugumo sektorius, grėsmių nacionaliniam saugumui įvairovę ir gebėti šias žinias pritaikyti analizuojant šiandieninio nacionalinio ir tarptautinio saugumo iššūkius. Taip pat supažindinti su Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo sistema, atsakingų institucijų vaidmenimis bei tarptautinėmis saugumą užtikrinančiomis organizacijomis. Tai reiškia, jog šiame dalyke formuojamos nacionalinio saugumo žinios. Kariūnai susipažįsta su saugumo ir nacionalinio saugumo samprata ir jos operacionalizacija, pamatiniais teoriniais požiūriais tokiais kaip realizmas, liberalizmas, nacionalinio saugumo sektoriais tiek pagrindiniais, tiek papildomais ir atskirais, grėsmėmis nacionaliniam saugumui, įgyjami gebėjimai šias grėsmės identifikuoti ir vertinti. Taip pat šio modulio metu kariūnai įgyja žinias apie Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo sistemą, istorinę jos raidą, saugumo užtikrinimui vadovaujančias institucijas, vykdančias institucijas, pagrindinės jų funkcijas, bei tarptautinės organizacijas atsakingas už globalaus ir regioninio saugumo užtikrinimą. Šių teorinių žinių pagrindų formuojami gebėjimai kritiškai analizuoti faktinę medžiagą ir kūrybiškai ją taikyti praktinėje veikloje. Taigi šis modulis viso apima 7 temas. Pirmoji tema klausia, kasgi yra saugumas? Antroji tema atsako į klausimą, kas yra nacionalinis saugumas ir kokie yra jo lygmenys. Trečioji tema apima teorinius požiūrius į saugumą, mano minėtą realizmą, liberalizmą ir naujausias teorijas. Ketvirtoji tema analizuoja nacionalinio saugumo sektorius. Kita tema analizuoja nacionalinio saugumo grėsmes, kuri labai siejasi su nacionalinio saugumo sektoriais. Dar viena tema analizuoja Lietuvos nacionalinio saugumo sistemą ir be abejo labai svarbi tema nacionalinis saugumas ir visuotinės gynybos idėja. Nepamirškite susipažinti su kiekvienoje temoje pateikta medžiaga ir atlikti atskirų savitikros užduočių. Modulio pabaigoje jūsų laukia 2 vertinamosios užduotis. Projektas, skirtas Lietuvos narystės NATO ir ES 20-mečiui paminėti, ir egzaminas sudarytas iš 5 uždaro tipo ir 5 atviro tipo klausimų. Jūsų patogumui tiek privalomieji, tiek papildomi studijų šaltiniai pateikiami su aktyviomis nuorodomis. Žinote, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje neretai galite išgirsti Napoleono citatą. Pasaulyje yra tik 2 jėgos, tai kardas ir kovos dvasia. Anksčiau ar vėliau kardas bus nugalėtas kovos dvasios. Viliuosi, jog nacionalinio saugumo modulyje pateikta medžiaga bent maža dalimi prisidės prie kiekvieno šį modulį išklausiusio dalyvio kovos dvasios. Ir pabaigai, būsiu nepaprastai dėkinga už jūsų grįžtamąjį ryšį, siekiant tobulinti šio dalyko turinį. Turiningo ir prasmingo laiko studijuojant nacionalinį saugumą.